Užgavėnės tai paskutinė atsipūtimo prieš pavasario darbymetį diena. Kartu ir žiemos išlydėjimo šventė. Tai yra toks virsminis laikas, pereinant į žiemos į pavasarį. Užgavėnės tarsi atriboja pokalėdinį laikotarpį nuo priešvelykinio. Senovėje užgavėnėmis baigdavosi piršlybų ir vestuvių žiemos laikas, kuris senovėje mėsėdų buvo vadinamas. Sako, anksčiau per užgavėnės lietuviai daugiausia valgydavo šiupinį su kiaulės uodega, žirnius su mėsa, kiaušinienę, o dabar užgavėnės blynų puota. Tai turbūt dėl to ir pasikvietėt mane blynus kartu kepti. Taip, kepsime lauke, nes visai nešalta ir lauke kepti bus gerokai smagiau. Kol dar nepradėjome kepti, noriu jūsų kaip kalbininkės paklausti. Užgavėnės ir gavėne reikia rašyti didžiąją ar mažąją raidę? Užgavėnės rašytina iš didžiosios raidės, nes tai yra šventės pavadinimas, o gavėne 7 savaičių pasninko ir atgailos laikas nuo užgavėnių iki Velykų rašoma iš mažosios raidės, nes tai yra laikotarpio pavadinimas, kaip ir, sakykime, rašome Ramadanas, pasninkas, adventas, taip pat iš mažosios rašome. Nagi, kepam ir plepam, gerai? Sakėt, kad šiuos blynus maišėt ant mielių. Tai gal čia sklindžiai, o ne blynai? Kad maišiau ant mielių, tai tikrai taip nesakiau. Aš maišiau su mielėmis. O ar sklindžiai ir blynai, iš tikrųjų, tai vienose tarmėse daugiau sako blynai, kitose sklindžiai. Štai Kėdainių krašte tai daugiau sakoma blynai, o ne sklindžiai. Mano mama ir močiutė irgi tik blyną žino. O jūs kepat ant aliejaus? Mano močiutė tokius blynelius ant taukų kepa. Ko tu nori viską sakyti ant? Juk kepame ne ant aliejaus ar taukų paviršiaus, kepame blynus taukuose arba aliejuje. Gerai, dabar žinosiu. Maišėte tešlą šiems blynams su mielėmis, kepate šiuos blynus arba sklindžius ne ant aliejaus, bet aliejuje. Bet pavyzdžiui, kai kepam lietinius, tada iš viso beveik jokių riebalų nereikia. Tam tikra blynų rūšis yra lietiniai, jie daromi pilant tešlą per visą keptuvę. Lietinius vyniojame varške, mėsa, grybais ir valgome juos dar šiek tiek apkeptus. Bet, sakykime, mes tai mūsų šeimoje nesakome lietiniai, mes sakome blynai su varške, blynai su grybais, o Kėdainių krašte iš tikrųjų labai paplitęs pasakymas naliesnikai. Bet šitas žodis yra senas, lenkiškas ir dabar jau laikomas kaip nevartotina svetimybė. Mes kartais kepam čirvinius blynus. O gal taip irgi negalima sakyti? Širdies formos pavidalo blynai mūsų krašte vadinami čirviniais, o kitose tarmėse dar vadina širdelėmis. Labai miela. Iš tikrųjų, šitas laukiantis 40 dienų pasninkas ne juokas. Reikia prieš šitą laiką daug ir sočiai pavalgyti. Per dieną valgydavo 12 kartų, kad kiekvienas metų mėnuo būtų derlus ir kad šeimyna neaugtų. Būdavo sakoma, kas užgavėnėse sotus, tas bus sotus ištisus metus. Užgavėnių sulaukiau, Velykų lauksiu.